Labadiena, pradedame rugsėjo 27-osios antradienio naujienas per 5 TV. Po to, kai pareigūnų profesinė sąjunga šalies vadoviai Daliai Grybauskaitei išsiuntė kreipimąsi, šiandien šalies vadovė su policijos generaliniu komisaru Linu Pernavu aptarė viešosios ir kriminalinės policijos reformos eigą. Dėl policijos vykdomos reformos pastaruoju metu skundžiasi ir šalies gyventojai, ir pareigūnai. Po susitikimo prezidentė pažymėjo, kad reikia įvertinti pirmuosius policijos pertvarkos rezultatus ir tęsti ją tik įsitikinus, kad tai pagerino policijos darbą ir padidino žmonių saugumą. Pasak prezidentės, policijos vadovybė turi labai atsakingai įvertinti 20 iš 65 teritorinių komisariatų pradėtų pilotinių pertvarkų rezultatus, įsitikinti, kad jos tikrai pasiteisino, tai yra įsitikinti, kad policija dirba geriau, o žmonės jaučiasi saugiau ir tik tuomet toliau tęsti reformą. Prezidentė pabrėžia, kad reagavimo greitis neturi ir negali būti vieninteliu reformos tikslu. Būtinas sisteminis požiūris. Prezidentė paragino nenustumti į antrąjį planą policijos profesionalumo didinimo, tyrimų kokybės, nusikalstamumo mažinimo, spartesnio nusikaltimų išaiškinimo. Be to, esą pareigūnai turi būti tinkamai informuoti apie reformas. Pertvarkant policiją planuojama padidinti patruliuojančių pareigūnų skaičių, sumažinti areštinių skaičių, sujungti viešosios ir kriminalinės policijos skyrius rajoniniuose padaliniuose, pakelti policininkų atlyginimus, suteikti reikalingų priemonių. Visuomenė nori matyti daugiau policijos pareigūnų gatvėje, nori, kad mes greičiau atvyktume į įvykius, nori didesnio dėmesio nukentėjusiems. Todėl visų pokyčių esmė yra pirma, dvigubai daugiau policijos pareigūnų gatvėje, jų turi didėti nuo 1500 iki 3000, greitesnis ir kokybiškesnis reagavimas į įvykius. Ir trečia, tai yra didesnis dėmesys nukentėjusiems. Policininkai baiminasi atleidimų ir padidėjusio darbo krūvio, o generalinis komisaras žada įsiklausyti prezidentės pastabas. Be abejo, mes girdime ir įsiklausome, ką sako prezidentė, ir mes privalome vertinti tuos pokyčius tuose policijos komisariatuose, tą mes ir darome. Iš viso pokyčiai palies 9000 šalies pareigūnų. Didiesiems prekybos tinklams pasirašius memorandumą, jog nuo rugsėjo mėnesio alkoholinių gėrimų pardavėjai privalo reikalauti dokumento iš visų perkančiųjų alkoholį, vėl pokyčiai. Seimas skubos tvarka priėmė alkoholio kontrolės įstatymo pataisas, kuriomis nutarta įtvirtinti nuostatą, kad iš perkančiojo alkoholinius gėrimus asmens privaloma reikalauti pateikti asmens amžių liudijantį dokumentą tik tuo atveju, kai yra abejonių, kad asmuo yra pilnametis. Už šį pakeitimą balsavo 92 Seimo nariai, prieš 3 susilaikė 8 parlamentarai. Pasiūlymo iniciatoriai mano, esą didžiųjų prekybos centrų pasirašytas memorandumas skirtas imituoti kovą su alkoholizmu, bet nemažinantis alkoholio vartojimą tarp jaunuolių. Europos komisija galutinai pritarė skirti 84 milijonus eurų Vilniaus miesto vakarinio aplinkelio 3 etapui. Patvirtintas per 84 milijonų eurų finansavimas leis užtikrinti, kad rangovų darbai bus apmokėti laiku, o vienas svarbiausių šalies kelių infrastruktūros objektų užbaigtas bus dar šiemet. Įgyvendinant aplinkelio 3 etapo darbus, Vilniaus mieste baigiama tiesti beveik 5,5 km ilgio, 4-6 eismo juostų jungtis nuo Ozo iki Ukmergės gatvės. Taip pat baigiama įrengti 6 viadukus. Aplinkelis taps svarbia magistralė vietiniam ir tarptautiniam susisiekimui. Iš Lietuvos išvyko dar viena pabėgėlių šeima. 5 asmenų sirų šeima buvo išleista gyventi savarankiškai. Šeimos galva turėjo darbą statybose. Tačiau kur jie yra dabar, neaišku. Sirų šeima į Lietuvą buvo perkelta prieš 4 mėnesius iš Turkijos pabėgėlių stovyklos. Dar 3 savaitės ši šeima gaus išmokas iš Lietuvos, o vėliau, jeigu negrįš, išmokos bus nutrauktos. Kita irakiečių šeima jau kelis mėnesius iš Lietuvos išvykusi į Švediją. Migracijos departamentas leidžia pabėgėliams būti užsienyje pusę metų. Primename, jog Lietuva yra įsipareigojusi per 2 metus priimti 1105 asmenis, iš kurių jau perkelta apie 100.
Šiąnakt 4 val. Lietuvos laiku Jungtinėse Amerikos valstijose įvyko nacionaliniai Hillary Clinton ir Donaldo Trumpo TV debatai. Hillary Clinton nuo pat debatų pradžios vaizdavo savo varžovą atitrūkusių nuo tikrovės, nelabai linkusių kalbėti tiesą bei pasakiusių beprotiškų dalykų, kad tik būtų išrinktas. Respublikonas reikalavo, kad Hillary Clinton, buvusi valstybės sekretorė, pirmoji šalies ponia ir senatorė, įvertintų savo darbus atliktus užimant postą vyriausybėje. Hillary Clinton savo ruožtu apkaltino Donaldą Trumpą, kad jis per visą savo verslininko karjerą slopino smulkųjį verslą. Naujausiai CNN ORC pateiktais debatų stebėtojų apklausos duomenimis 62% rinkėjų mano, kad pranašumas yra Hillary Clinton pusėje ir tik 27% teigia, kad geriau pasirodė Donaldas Trumpas. Šiandien Seimo vitražo galerijoje pristatoma Lietuvos dailininkų sąjungos parengta medalio meno paroda Spindėk Lietuva. Paroda sudaryta iš kūrinių sukurtų medalių simpoziumuose, eksponuotų Baltijos medalių trienalėse, respublikinėse įvairiose pasaulio šalyse vykstančiose parodose. Nuo lygios plokštumos iki ekspresyvios plastikos visa tai naudojama atskleidžiant temą ar kūrėjo stilistikos individualumą. Tradiciškai svarbus ir simboliai. Jie akivaizdus arba užkoduoti realistiniuose ir moderniuose vaizdiniuose, figūrų kompozicijose. Paroda Seimo vitražo galerijoje eksponuojama iki spalio 3 dienos. Ją apžiūrėti galima penktadieniais atvirų durų valandų metu nuo 11 iki 15 valandos. Lietuvos krepšinio federacijos vadovas Arvydas Sabonis paskelbė, kad nepavyko perkalbėti rinktinės vyriausiojo stratego Jono Kazlausko ir bus ieškomas naujas kandidatas. Po Rio olimpiados, kai mūsiškiai neįveikė ketvirtfinalio barjero, baigėsi krepšinio specialisto sutartis su federacija. Tačiau pats Jonas Kazlauskas užuominomis davė suprasti, kad daugiau vyrų krepšinio rinktinėje jo nebus. Federacijos vadovė dar bandė jį perkalbėti, tačiau šiandien Arvydas Sabonis pripažino, kad jiems nepavyko. Skelbiama, kad spalio 12 dieną vyks specialus renginys skirtas trenerio pagerbimui. Jonas Kazlauskas Sidnėjaus olimpiadoje padėjo rinktinei iškovoti bronzą. 2013 ir 2015 Europos čempionatuose jis nacionalinę komandą atvedė iki sidabro medalio, o 2014 m. pasaulio čempionate į elitinį ketvertą. Į Lietuvos vyrų futbolo rinktinę spalio pradžioje vyksiančioms pasaulio čempionato atrankos rungtynėms su Škotija ir Malta pakviesti 23 žaidėjai. Lyginant su rungtynėmis prieš Slovėniją, komandoje bus 3 nauji žaidėjai. Po pusmečio pertraukos į komandą grįžta 2 gynėjai. Jungtinėse valstijose žaidžiantis gynėjas Vytautas Andriuškevičius ir Rusijos pirmajame divizione žaidžiantis Tomas Mikuckis. Antrą kartą į rinktinę pakviestas Latvijos klubui Ventspils atstovaujantis Simonas Paulius. Rinktinės treniruočių stovykla prasidės kitą antradienį Škotijoje. Grįžę iš Škotijos, mūsų šalies futbolininkai po 3 dienų Vilniuje priims ir Maltos rinktinę. Nuo šiandienos dangumi plauks vis daugiau debesų, o nemaloniausia dalis laukia antroje savaitės pusėje. Rytojaus popietę daug kur prapliups lietus, pūs gūsingas pietvakarių krypties vėjas. Šiąnakt temperatūra svyruos apie 10 laipsnių šilumos, bus apniukę, kritulių nenumatoma. Rytoj dieną trumpalaikiai krituliai prognozuojami visoje Lietuvoje. Termometrų stulpelis rodys 13–15 laipsnių aukščiau nulio. Tiek naujienų šiandien, dėkojame, kad žiūrėjote ir iki rytojaus.